Tai šios dienos susirinkime kalbamės apie naujienas visas. Tai pirmoji naujiena, dar kartą trumpai pasikartosiu, tai kad jau rytoj tie, kas vyksta į Oslą, bus atsiųsti papildomą galimybę įsigyti naująjį produktą ir iki sekmadienio tą naują produktą nuėję į savo asmeninės paskyras jūs galėsite nusipirkti. Tai už jį reikės susimokėti iki sekmadienio, tie, kam pavyks, jie gaus tą naująjį produktą jau Osle. Na ir taip pat mėnesio galas, tai mėnesio galas vienas iš svarbiausių turbūt tokių tikslo siekiantiem ypatingai arba kvalifikaciją išlaikantiem, tam, kad ir premijos, ir procentai už naujus klientus įkristų vėl tokio pačio dydžio, reikia palaikyti ir pasižiūrėti, kad mes per mėnesį laiko atlikom kažkokį tai aktyvumą, mūsų klientai nupirko kažkokį kiekį produktų, kad mes būtumėm aktyvus ir mums sekantį mėnesį vėl skaičiuotųsi tuos pačius procentus už kiekvieną naują klientą atėjusi. Tai Marko Pasanantė šiandien pasidalino tokiu checklistu, ką mes turėtumėm pasitikrinti. Tai kiekvienas ir mes galbūt savo komandose galėtumėm pasitikrinti, ar turi 4 klientus, ar yra aktyvus partneris, ar yra Zinzino for free, ar jisai gauna nemokamai Zinzino for free, taip, ar pas jį yra įjungta ECB ir ECB premijos, taip. Ir visą tai mes galim pasižiūrėti kiekvieno iš mūsų paskyrose aktyvumo lentelėse, aktyvacija ir ar yra ta pasiekta kvalifikacija, ar jinai sekantį mėnesį išlieka ta pati. Tai kadangi mėnesio galas, tai kiekvienam iš mūsų būtinai, aš kartoju, kiekvieną mėnesį reikia tą patį pasižiūrėti, kad įvyktų. Na ir čia dar keletą rekomendacijų dėl tikslo siekimo. Tai taip pat, ką mes galim pasižiūrėti. Kas nori siekti tikslo, mes turim susiformuoti savo kažkokias tai užduotis, vat rytoj mes susitinkam su Aiste, kalbėsimės apie tai ir susiformuosim tam tikrus užduotis, tas užduotis susidėliojam tada per mėnesį, pasižiūrim per kiek mėnesių mes norim tą tikslą pasiekti, susidėliojam po mėnesiui, tada tą mėnesį susidėliojam į savaitės susidėliojam į dienas ir maždaug žinom veiksmų planą, kiek pokalbių naujų mes turėtumėm užmėgsti per dieną tam, kad įvyktų kažkoksai tai rezultatas. Mūsų sėkmė skaičiuojama pokalbių per dieną kiekį. Ir norint, kad augtų komanda, reikėtų užduoti tokius labai paprastus klausimus, kiek komanda šiandien padarė naujų pokalbių, kiek pradėjo vesti naujų pokalbių, kiek buvo susitikimų komandoje. Pagal tai mes žinom, kaip komanda auga. Tai, sakyčiau, vienas iš tokių gerų sprendimų būtų prabėgti per punktus ir pažiūrėti, ko reikia, kad įvyktų rezultatas ir tada pasižiūrėti, kiek žmonių reikia, kas padės, komandos narių kiek kas padės ir tada pasižiūrėti, kiek naujų, kad ateitų į komandą naujų, kiek susitikimų reikia. Taip, tai, žodžiu, keliaukime per mūsų verslo idėją, per visą verslo plėtrą. Mes žinom, kad mes darom testus, naudojam produktus, dalinamės patirtimis, tai va tie nauji pokalbiai kiekvieną dieną jie turėtų vis būti ir tokiu būdu generuojasi tas visas verslas. Taip. Aktyvumas yra gerai, tai sėkmės koeficientai jie nepasikeitė, aš kiekvieną kartą stengsiuosi per juos praeiti. Tai bendravimas, pokalbiai ir 3 pokalbiai priveda prie 2 klientinių taškų. Tai reiškia, kad iš 3 pabendravimų jūs turėsite tikrai 2 klientinius taškus. Tai reiškia, 2 produktus kažkas pradės vartoti. Ar vienas žmogus, ar 2 žmonės po vieną, neaišku, bet minimum reikia 3 pokalbių, kad pas jūs atsirastų 2 klientiniai taškai. Reiškia, jeigu jūs norit per mėnesį 10 klientinių taškų, jums reikėtų atitinkamai daugiau susitikimų pagal tokį koeficientą. Ir jeigu jūs norėtumėte per mėnesį, pavyzdžiui, 2 partnerių naujų, jums reikėtų 10 susitikimų, nes partnerių koeficientas yra 5. Iš 5 susitikimų 1 ateina partneris. Tai tiesiog 5 pokalbiai per savaitę atveda jums maždaug 1 partnerį per savaitę laiko. Ir orientuojantis į šitą koeficientą, sakyčiau, mes galim orientuotis į savo sėkmę. Mokinimaisi ir renginiai iš tikrųjų tarptautiniai, jie priveda prie to augimo ir mokinimasis turbūt visą gyvenimą yra siekiamybė mūsų, tai tiek knygų skaitimas, tiek video žiūrėjimas, tiek mūsų šitie pirmadienio susirinkimai turbūt labai svarbus.
ir tie bendravimai, kuriuose mes susitinkam su tais potencialiais žmonėmis. Tai šiandien mūsų tema closingas, ABC Always Be Closing, kaip vesti link sprendimo potencialų biznio partnerį. Ir galbūt norėčiau pradžioje pasikalbėti su jumis, vėliau pereisim prie mano rekomendacijų ir mano sąrašo, ką šiandien pasirašiau. Kaip šiandien dienai jūs einate link to closingo, kokia ta struktūra? Man nenorėčiau, kad tai būtų pasakojama žodis į žodį, bet kaip pati struktūra pokalbio, kaip to susitikimo struktūrą jūs vedate, kaip jūs einate link to uždarimo pokalbio. Mes galim kalbėti tiek apie klientą, tiek apie partnerį. Pasidalinkit savo patirtim, kas nori. Aš noriu pradėti nuo to, sveiki visi, kad mes, kada susitinkam, dažniausiai tai yra, būna aišku, asmeninių susitikimų su savo pažįstamu žmogum, bet dažnai atveda partneris savo žmogų arba organizuoja susitikimą. Ir čia yra komandinis darbas dviejų žmonių. Ir didelė labai dalis sėkmės priklauso ne tik tai nuo to, kaip Jonas ar Raša, ar Arvidas, ar dar kažkas, ar Vitelis tą pokalbį, bet iš to susidaro, kaip tu visų pirma, ką papasakosi apie tą žmogų, ką žinai. Būtent kaip tu manai, kas gali būti naudinga iš to, ką tu bendravai, į ką galima atkreipdėmėsi, padaryti tokį anamnezę to, ką tu žinai, būtent prie pristatymų. Nes aš per daug laiko galima skirti po to informacijos surinkimui. Kada tu jau turi tą medžiagą, tai daug lengviau. Ir taip vadinamas promotion, tai yra pristatymas to žmogaus, kuris kalbės, arba TIAP. Tai yra ne tik tai pasakyti, va, čia Petras, čia Jonas, aš einu parūkyti. Čia yra blogiausias atvejis. O tai, kad būtent labai, kaip sakant, parduot tą žmogų, gerąją prasme, akyse, kad jis yra mano autoritetas. Aš labai džiaugiuosi, kad jis man padeda. Kažkokie šilti žodžiai, kad jis yra profesionalas savo srity, kad gali būti tai ne litanija pusvalandis, bet keli tokie klausimai, kad būtent aš noriu, kad taip pat tu išklausytum tą žmogų, nes tas žmogus man labai padeda šitam versle ir mes einam kartu, jis yra ir mano geras ir draugas, kartu ir mentorius. Jis gilinosi į tą, ką kalba ne vienus metus ir praktiškai tai jau padarė, linko aš dabar judu kartu su juo. Ir tai ne tik tai teorija, bet praktiniai dalykai, tai labai tas svarbus darbas prieš susitikimą, ypač svarbus naujokams, atlikti tą darbą. Ir kai kurie netgi šaltiniai ir žmonės ir profai sako, 50% sėkmės to pokalbio priklauso nuo to, kaip tu pristatysi būtent tą mentorių, kuris ves tą pokalbį. Aš noriu į tai tą akcentą padaryti, kad mes mažokai kalbam apie tai, bet tai yra niuansas, kuris labai yra svarbus. Ir pas kai ką jis dėja šlubuoja, bet tai nereiškia, kad turi šlubuoti ir ateitį. Promoutinimas pačio susitikimo ir pačio to žmogaus, su kuriuo susitiksim, jisai iš tikrųjų vienas kito promoutinimas padeda mums vystyti šitą verslą. Kokiais klausimais ir kokiais patarimais tu naudojasi vesdamas link klausinimo? Pati pradžia, aišku, mes turim išmokinti savo komandos narius, kad promautintų mūsų mentorius, kurie ves tą renginį. Gerai.
Kokie Tai klausimai? vėl Kokie, yra kokie... informacijos surinkimas per bendravimą pokalbio metu ir tai, ką pasakė būtent tavo partneris apie tą žmogų prieš tai. Nu taip, Bet mes ką? kalbėjom praeitą mūsų Jo. mokyme, praeitą Mhm. savaitę, taip, kad tai turi didelį įtaką išsiaiškinti poreikį to žmogaus ir jau eiti link klausinimo. Ne? Pats klausinimas, jeigu mes šiandien kalbam apie klausimą, mes Taip. poreikį išsiaiškinam, mes na, sužinom ir kaip patį vedimą to klausinimo, kaip tu rekomenduoji Jo, tapti daug partneriu. tokių patikslinančių klausimų. Ar teisingai aš supratau, kad vat, tu domiesi skaitimu ar ten vat, asmenybės ugdymu, kad žmogus pasakytų taip vieną kartą, antrą kartą, kuo daugiau tokios pozityvios informacijos, pozityvių nusistatymų, kada nu, vat, patikslintis klausimus, taip pat galbūt vėl tas tokie dalykai, papasakok man būtent kaip tu matai vat, savo idealią dieną, kada tu realizavai savo svajonę, ką tu veiktum. Nu, vat, padiskutuot, kur tu gyventum, kažkas tai vat, nu, tokio, vat, truputį vizija to, to, Nu, kad gerai. ne. Skaitykim, dabar yra keturi Mhm, pagrindiniai tikslai, kurių siekia žmogus. Turėti daugiau laisvo laiko, daugiau sveikatos, pinigų ir, sakykime, bendruomenę susikurti ir būti vertinamas toje bendruomenėje. Ne? Savirealizaciją pasiekti. Kaip tu vestum pokalbį link klausinimo, link uždarimo, kad jisai pasirašytų kontraktą, jeigu jam yra svarbu, pavyzdžiui, pinigai. mhm. Tu poreikį išsiaiškinai, jam labai svarbu laikas ir pinigai. Kaip tu vestum tą pokalbio už pabaigimą link partnerystės, pavyzdžiui? Jo, išsiaiškint, kokia situacija vėl, nu, kartuoju, Taip, šiuo metu, vat, nu, yra situacija yra tokia, ten gaunu atlyginimą, ten 1500, 2000, 3000, kiek norėtųsi. taip. Norėtųsi ten 5, 6, ok. Kada norėtųsi? Būtent už 10 metų, už 5, už 3 mėnesių ir taip toliau. Nu, vat, nu, nusistatom tam tikrus remus, jeigu kalbam apie skaičius, tai vat, nu, pakankamai tokie konkretūs dalykai yra. Po to mini istorija apie save. Aš buvau po panašioje situacijoje kažkada, kada ten vat, arba dirbau, arba turėjau verslą, arba ten nedirbau ir neturėjau visiškai pajamų. Nu, vat, kiekvienas žmogus turi savo istoriją, turi pasiruošęs. Buvau panašioje situacijoje ir taip pat vat, norėjusi man turėti daugiau pajamų. Tuo metu man atrodė ten 10 000 litų, nu tai yra wow, nu, kažkada tai. Ir buvo tikslas ir tam tikri dalykai, ką aš dariau. Ar tau įdomu sužinot, ką aš dariau? Būtent padiskutuot vėl, užduot. Žmogus sako, nu taip. Nu, taip, bet čia jau tu čia aiškinėsi poreikį, bet tu išsiaiškinai konkrečiai, išsiaiškinai poreikį. Jei jam reikia Taip. pinigų, jis nori užsidirbti, jis neturi laiko. Kaip tu jam rekomenduoji vat, užbaigti? Nu, aš sakau, čia neturi būti monologas, čia vėl šitas klausinimas vyksta kartu, mes Mhm. šokam tą šokį Mhm. kartu su to žmogum. Ir būtent dėliojam ir skaičiuojam toliau, vat, kas taip, kodėl būtent pasirinkau šitą industriją, kiek jį duoda apyvartos, nu, nuo globalių dalykų pradedam iki konkretaus pasiūlymo. Tai yra, vat, kodėl Zinzino? Aš buvau keletoje kompanijų. Ten buvo tokie niuansai, ten buvo tokie. Išbandžiau ne tik tai teoriškai, bet praktiškai. Atradau čia būtent daug pliusų. Ir pradžioje jų galbūt nemačiau, dėl to ir man reikėjo keletą susitikimų, vat, ką mes dabar darom. Ir būtent šitoj kompanijoje radau vat, produktą, kokybę, puikų marketingą, nu, kaip sakant, sąžininką, nu, sąžiningą pinigų paskirstimą. Aš tai pavadinčiau.
nes kai kuriuose kompanijose, netgi tinklinio marketingo dėja, lyderiai uždirba daug daugiau ir turi, nu, daugiau, netgi tie, kurie anksčiau atėjo, kai kurie žmonės vat, sako. Tai šitoj kompanijoje aš realiai pamačiau, kad įmanoma pasiekti labai geras pajamas per pakankamai trumpą laikotarpį, darant paprastus dalykus, ką mes visi mokam daryti ir tu ir aš, tiesiog turint kažkiek smegenų, turint gerą labai užnugarį, pavydalu pačios kompanijos, puikios produkcijos, bendruomenės, kur mes susikūrė, tų instrumentų apmokymų visų, nuo tavęs tik tai reikės tavo dėmesio, laiko ir kažkiek tai vidinio užsispyrimo, nes čia yra maratoninė distancija. Jeigu tu esi pasiruošęs, you welcome. Mhm. Nu, konkretus pasiūlymas, pakvietimas konkretus. Kada mes galim pradėti, ar tu jau pasiruošęs? Jeigu žmogus sako, kol kas nepasiruošęs, kol kas negaliu pasakyti, tada sekantis klausimas, ar tu žinai, kada būsi pasiruošęs, ar tau dar trūksta informacijos? Trūksta informacijos, ok? Sekantis pokalbis, kada tau bus patogu, kitą ten trečiadienį ar ketvirtadienį, tada ar tada ir toliau. Mhm. Ok, tu pakvieti, reiškiasi, tu jiem dar papildomai, ką aš išgirdau, parodai, kad jiem tai pavyks padaryti, turint jų asmeninius sugebėjimus. Ir Taip, tada reikia pasiūlai minimalią prisijungti. viziją padaryti. Prisijung. Ar tu pasiruošęs prisijungti dabar, ne? Tu pakvieti prisijungti. Nes labai svarbus yra momentas, jeigu mes papasakojam visą tai ir nepakviečiam žmogaus prisijungti. Aš labai norėčiau matyti tave savo komandai. Prisijung, darykime kartu, nes matau tavo sugebėjimus, tau tai pavyks, darom. Pakvietimas tas toksai konkretus. Gerai, gerai, labai gerai. Gal dar nori kažką pridurti? Ir padaryti taip pat tokį dalyką, kad vat, nu, žmogus pajustų jau tuo metu per pirmus susitikimus, kad jis nebus čia vienas, nebus paliktas vienas, nes nu, tai yra vat, didžiausia baimė, kad viskas bus iškrauta ant jo ir jam reikės vienam čia tempt tą vežimą, daryti viską ir tada baisu, ar aš dar nemoku, nesuklysiu, tai kad vat, nu, mes tai darysim ne tik tai kartu dviese, bet vat, per kitą pokalbį bus dar vienas partneris, su kuriuo aš supažindinsiu. Ir toliau vat, pažindint tą žmogų su keliais žmonėm, kol jis nenuvažiavo į kokį didesnį renginį, kad jis pamatytų, kad čia ne vien ten Andrėjus ar Jonas, dar yra tokie vat, žmonės, kur nuo manęs, nu, galbūt mažiau pasiekia, nesvarbu, kokio lygio tas žmogus, ar lyderis, ar nelyderis, labai faina, kada ateina kažkas tuo metu pokalbio, jis pamato ir tu tą žmogų pristatai, kad va, čia yra dar va, toks žmogus, mes kartu darbuojamės, čia va, galbūt būsimas partneris, nu, pamatuoja ant jo, kaip sakant, tą jo švarką. Vat, Taip. mes, vat, nu, vat, tokie dalykai labai puikiai suveikia. Ačiū. Jolanta kelia ranką. Jolanta, žodis tau. Jolanta, mes tavęs negirdim. Sveiki, ranką nuleidau, jau galvojau, kad mikrofoną įjungiau. Gerai. Atsiprašau. Labas. Tai jo, kiek aš turėjau pastarųjų pokalbių, ten ar su klientais, su partneriu, gal su partneriu, kuri labiau norėjo būti klientė, tai kažkaip jaučiu, kad jau turiu savo kažkokį modeliuką, kaip aš prie to einu. Tai laikausi tokio mokymo, turbūt jau kažkas ir žino, kad aš kai pakviečiu, pavyzdžiui, skambinu telefonu, aš užsimenu, dėl ko aš skambinu. Ir pavyzdžiui, kad kai kviečiu į verslą, tai sakau, aš vat, pakviečiau į verslą, kas norėtų, ir vat, tu atsiliepiai, tai vat, kodėl atsiliepiai, aš paklausiu tada. Kodėl? Tada žmogus papasakoja, kodėl atsiliepia. Va, ir tada išsako, kad ten, pavyzdžiui, nu, dėl sveikatos problemų, ar ne?
Tai tada nėra taip, kad, nu tai va tai problemai spręsti, mes turim sprendimus ir va imk šitą ir viskas, ir viskas išsispręs. Bet yra geras dalykas, man pasiteisino, tai o ką tu darei tai problemai išspręsti? Žodžiu, įgilinti ir parodyti žmogui, kad visa tai, ką jis darė, kad, nu, nepavyko. Nu, tada pasakoja, išsipasakoja, išklausai, ką darė. Tas pats ir su verslu, ten savo situacijai pagerinti, o ką tu darei, va, nu ką bandėjai daryti. Nu tai bandžiau ten taupytis, ten dar kažką, žodžiu, kai žmogus turi kažkokių svajonių ir ten, nu, žodžiu, ištaškiau pinigus ir nenusipirkau, žodžiu, iš atlyginimo neišeinu, nu, žodžiu, tai va pasakoja. Tada sakau, o kiek tu stipriai nori išspręsti tą problemą? Ir aš įsivedžiau savo tokią, man patinka, balų sistemą. Sakau, bet iš 10, nuo 1 iki 10, kiek tu vertini, kiek tau skauda šitą problemą, vat, kiek tu nori, kaip labai tu nori išspręsti tą problemą, gal tu vis tik gali gyventi su tuo. Nu, tada įvardyja ten, jeigu kelias problemas pamini, tai tada kiekvieną įvardyja. Va, ir ten, pavyzdžiui, kokie 8, ten 7, 9, žinai. Nu ir tada jau kai išsikalba visas savo problemas ir ant kiek tai yra svarbu žmogui, tai aš tada į pokalbio galą sakau, nu žiūrėk, tu turi tokią problemą, tu išbandei tą ir tą. Ir tu matai, kad tau nepavyko. Ta prasme, nu, tu likai su ta problema, nu, nėra sprendimų kol kas. Prieš tai aš dar, aišku, jeigu tai verslas, tai trumpai parodau, ten turiu tokią lentelę, parodau, kiek galima uždirbti su kiek klientų. Nu, labai paprastai. Nu, kad daugmaž įsivaizduotų, va, tu turi tiek klientų, tu jau gali sugeneruoti tokias pajamas. Klientai, partneriai, pavyzdžiui, tiek partnerių ir ten trumpai paaiškinu, man labai patinka tas su 25 klientais, tada netrodo žmogui, kad labai daug reikia čia padaryti. Taip. 105 klientai vienam partneriui tai nėra labai daug. Tai va, ir papasakoju, sakau, nu tai va, tai tu darei tą ir tą, tau nepavyko ir tu tai vertini labai stipriai, ta prasme, nu tave vargina ta problema ir tu nerandi sprendimų. Tai pabandyk mūsų sprendimus. Aš tau parodžiau, kokios yra galimybės ten ar verslo, parodau, papasakoju šiek tiek, kad mes turime tokius produktus, pasakau apie įmonės koncepciją, kad pas mus yra natūralūs, kad turim labai gerų pavyzdžių, praktikos, kad žmonėm padeda. Tai sakau, bandom ir jums tada padėti. Nu tai va, tai tada, nu tai gerai. Ir tada jau, nu ten sprendžiate, kiek tų produktų nori, ar ten pasiūlai daugiau, paskui ten apsisprendžia ar visus, ar vieną, ar du ten bandyti, ten su testais, be testų, nu žodžiu, va taip ir prieini. Mhm. Nu tas pats ir dėl registracijos. Dėl, ta prasme, nu, dėl partnerystės. Ok, man patiko vienas pačioj pradžioj tavo pasakyta mintis, kad tu jau turi susikūrusi savo sistemą. Va to mes kiekvienas ir siekiam surasti kiekvienam asmeninę jo sistemą ir besidalindami patirtimis mes ir stengiamės tai padaryti, kad kiekvienas atrastų savo ir tiesiog tą sistemą tada kartoti. Jeigu matai, kad gavosi užregistruoti vieną klientą, darai viską tą patį, kad užregistruotum tiesiog jų žymiai daugiau. Arba pavyko užregistruoti partnerį, stengiasi to pačią sistemą daryti ir toliau, kad tau ir toliau pavyks greičiausiai užregistruoti partnerį. Tai ir tas vat išsiaiškinimas man tikrai irgi labai įdomus ir labai tinkamas, sakyčiau. Vat, paraginti tiesiog, jeigu klientas, tai aš visą laiką sakau, tai siūlau užsibandyti. Nepabandęs, tu nesužinosi, ar tau kažkas pasikeitė ar nepasikeitė. Ne, tu pabandyk, leisk savo pabandyti bent pusę metų ir tu pamatysi ir pajausi, kad tai tau tikrai padėjo. Arba partneris, tai bandom, darom. Nepabandęs, tu nežinosi, ar tai tau pavyko ar nepavyko, ar pavyks ar nepavyks. Tai gerai, ačiū tau labai. Gal dar nori kažką pridurti? Tai aišku, patiko Andrėjaus irgi tas akcentas, kad tu vis tik tai išsiryškini žmogaus savybės, pavyzdžiui, jeigu kviečiant į verslą, kodėl tu jį kvieti,
kokius gebėjimus galėtų panaudoti versle. Nu, kiekvienam žmogui patinka, kai tu matai jame kažką tokio, nu, pozityvaus ir kodėl tu jį kvieti, tikrai labai, labai geras yra akcentas išsakyti irgi, vat, kviečiant ne tik tai dūrent į jos skaudžias problemas, bet plus, Pozityviai. kad tu esi toks, ta prasme, užsiemi tokią veiklą, vat, sieki savo tikslų, ten, vat, aš kaip kalbinau partnerę, nu, jinai, kaip sako, nepasakė ne, bet galbūt vėliau, tai jinai ir daug skaito, ir nori keliauti, žodžiu, tokia žingeidi ir komunikabili, ir organizuota, žodžiu, tokių savybių reikia, nu, atrasti, kad ir nepažįstamą žmogų, tiesiog bendraujant su juo, susipažįstant, tu netgi, nu, ta prasme, tu matai ir tada iš karto Pasakyti jiem. dabar gali pasakyti jau, kodėl tu nori jo, to žmogaus ir vardinti tas savybės ir tai, nu, kiekvienam paglosto širdį, kaip sakom. Būtinai įvardint garsiai, kad jisai turi tas savybės, kuriomis naudojantis jisai gali pasiekti sėkmę. Būtinai. Ne tik tai, kad tu nori dėl to, kad jisai turi tas savybės, dėl to, kad tos savybės jam padės pasiekti rezultatą jo. Nes Taip, taip, ir yra, taip. jeigu tų savybių nėra, tada sunkiau bus, bet jeigu jos yra, mes garsiai įgarsinam ir sakom, tau tai bus dar lengviau pasiekti, nes tu turi tas savybės. Ačiū. Gerai, gal dar nori kažkas pasidalinti patirtim? Aistė, Arvidas, Gintarė, Elena, Donatas, Matūra. Ar norite pasidalinti? Aš tai kol kas gal dar nelabai ką turiu pasidalinti, maža ta mano patirtis. Nors ir nedidelė, bet vis tiek patirtis, nesvarbu. Jo, tai ir vaikai aplinkui, tai čia toks vosas. Dabar aš kalbėsiu biški vaikais. Nelabai išeis man šiandien, man atrodo. Okay. Jie labai aktyvūs. Gerai, sudėk. Nori mamos dėmesio. Irgi yra gerai. Ir Mamos... dar vienas geras dalykas. Netgi tokiomis aplinkybėmis, dar ir sunkesnėmis dirbdamos mamos gali čia pasiekti sėkmę. Ir ne viena yra tai padariusi. Taip, kad vaikai nemaišo. Aš sakau, jie papildomus tik tai. Taip, kad nebijo, kad jie ir pariekaus kažką. Taip. Tai jo, tai pas mane su partneriais tai visai gal neturiu dar kol kas tokio uždaryto pokalbio. Nu, su Rima buvo, bet pradžiai, o su klientais, tai vat mano net ir buvo, gal net nežinau, sakiau, gal dar įrašyti, nors čia gal ir yra tas uždarimas. Man kaip tik dar vis kyla klausimai, kaip uždaryti. Tos klausimus šiandien jau nemažai išgirdau, gal gerų tokių dalykų, bet kaip ir praeitą kartą liktai klausiau, aš pastebiu, kad ar tokie klientai man papuola, ar kaip daugelis kažkaip sako, kad yra per brangu, yra rinkoje kitų produktų, nu kažkiek kalbėjom apie tai, bet, nu nežinau, vat aš dabar svarstau kartais, kaip čia tikrai taip užbaigt, kad kuo mažiau tam klientui būtų svarstymų. Nes, pavyzdžiui, aš esu toks žmogus, jeigu aš pasitikiu kitu žmogum, aš nesimėtau, aš negaištu laiko, aš imu tas, kas yra gero, jeigu man parekomendavo, aš, pavyzdžiui, nesimėtau. Tai aš pradedu mąstyti, ar tiesiog net yra jau tada tokių žmonių, kurie, nu, jo, ten jiem uždaryk, neuždaryk tu tos klausimus, jie vis tiek mąstys ten kitą linkmę. Nu, vat kiek iš tikrųjų tas procentas teisingai uždarimo vis tiek veikia, o kiek yra ir kito žmogaus vis tiek kažkokia nuomonė, nu, ta prasme, nu, čia gal daugiau jau klausimą keliu negu pasisakymą, bet... Gerai, tada aš paklausiu irgi tavęs. Kaip tau atrodo, gyvenimiškos aplinkybės, jos pas mus ateina, ar mes jas susikūrėm patys? Gyvenimiškos aplinkybės. Taip. Tas, kas su mumis nutinka, taip nutinka dėl to, kad ten aplinka mus įtakojo, ar kad mes įtakojom aplinką, kad nutiktų tam tikra aplinkybė? Tai gali būti ir taip, nes daugelį gal dalykų, gal mes patys susikūrėm, bet yra aplinkybių, kurių negalim įtakoti, taip, tarkim, koks COVIDas, nežinau, ten. Nu taip. Kur ten uždarytos parduotuvės ir viskas, bet iš principo, nu, mes daug įtakos darom, taip.
Mes Man atrodo, tave supa nuostabus vaikučiai. Jie patys neatsirastų, jeigu jie būtų nusprendę atsirasti, ne? Tai buvo mamos sprendimas priimtas tam tikras, ne? Tai ir tavo užtikrintumas viduje, tavo vidinis užtikrintumas ir kai jisai spindi iš tavęs, tas užtikrintumas, pa žmonės nebekyla panašus klausimai. Tai klausimas tau, ar tu esi 100% užtikrinta, kodėl mūsų produkto kaina yra didesnė negu kitų produktų kainos? Nes tai yra labai paprastas klausimas. Jeigu mes suprantam, kad mūsų produkto kaina yra ten 42 eurai, o kitų produktų po 20, po 30 eurų, ir mes suprantam, kad tuose produktuose kituose nėra pagrindinės sudedamosios dalies, kuri ir duoda efektą, o jinai brangi ta sudėdamoji dalis, polifenoliai yra labai labai brangus, jie tiek pat kainuoja kaip omega 3. Tai juos sujungus į vieną visumą mes gaunam netgi pigesnį produktą mūsų negu kitų produktai. Tik žmogui reikia tai išaiškinti tiesiog. Jeigu tu pati tai labai gerai supranti ir moki gerai labai išaiškinti, tiem žmonėm nebekyla klausimas, kodėl mūsų produktas kainuoja 40, o ten 20 eurų. Nu, todėl, kad 2 plus 20 plus 20 gaunasi 40. O atskirai vien tik tai vieną produktą vartoti efektas nepasiekiamas. Tai kam tau naudoti to, ko tu negausi efekto? Ir mes per testus pamatom, per patirtį pamatom, jeigu tu gali naudoti šitą produktą žymiai platesnio spektro veikimo ir gauna efektą. Tai sakau, taip sakyčiau. Tas labai vidinė būsena irgi tavo pačios labai priklauso nuo to, kokie pokalbiai vyksta. Ir dar vieną labai dalyką pastebėjau aplinkoje. Jeigu mes tik tai kažkuo tai truputėlį vos nepasitikim, mums reikia gilinti žinias ir gilinti pasitikėjimą, kad nekiltų tie klausimai iš aplinkos. Ar dėl partnerystės, ar dėl produktų kokybės, ar dėl produkto sudėties, ar dėl verslo modelio, ar dėl pasitikėjimo. Įvairiausiais klausimais labai turėti gerą. Ir jeigu yra tie klausimai, jeigu yra vidiniai nepasitikėjimai, kas yra, sakyčiau, labai svarbu, išreikšti juos garsiai ir ieškoti juos atsakymus, bet mūsų komandoje, kad mes galėtumėm išspręsti. Mes galėsim patarti, kokią knygą paskaityti, mes galėsim patarti, kokią informaciją pasiskaityti, kur pasižiūrėti, kur video, kur yra atsakymai, tam, kad išaiškinti tos skirtumus, tam, kad nebūtų to vidinio tokio vidinės būsenos, kuri ir vėliau gali atvesti tuos pokalbius vis daugėjančius apie tai. Jolanta, matau kelia rankutę. Jolanta nori pasisakyti šitą temą. Jolanta, kalbėdama įjunk mikrofoną, nes mes tavęs negirdim. Vėl su ta ranka. Tai jo, irgi kai sako brangu, tai sakau, tai gerai. Dabar tu turi tokią sveikatos problemą, pavyzdžiui, arba tu vartoji ką nors. Tai sakau, tai gerai, tie pigesni. Ar jie daro tau kokį efektą? Pavyko, naudojant juos, išspręsti savo problemą. Ne, liktai ne. Nu tai va, sakau, dėl to, kad jie pigus, tai ir nėra labai veiksmingi tie produktai. O čia yra tokia tam tikra formulė, kuri padaro produktą veiksmingu. Čia dar girdėjau tokį mokymą, kad galima paklausti, ar kaina, šokinėjau nuo minties prie minties, žodžiu, užbaigti tai, kad vis tik tai rodyti, kad ar tu su tais kitais pigiais produktais išsprendei savo problemą, ar tu pasiekei tikslą. Jie pigus, bet ar tu pasiekei, ar tu geri, nu ir ką, ar tau pagerėjo kažkas. Ta prasme, durti į tai, kad žinai, čia svarsto dėl kainos, bet problema išlieka, vartojant tuos pigius. O kitas tai, čia mokymas toks buvo, aš dar pati netaikiau, nes tik neseniai išgirdau, tipo klausti, ar čia kaina didelė atrodo dėl to, kad produktas atrodo nevertas šitos kainos, ar dėl to, kad pajamos neleidžia. Ir tada žmogus pasako realiai, kad, pavyzdžiui, jeigu produktas nevertas, tada reiškia mano problema, aš neišaiškinau, neišaiškinau, kaip jis veikia ir kodėl jį reikia naudoti, ką jis daro.
O jeigu yra mažos pajamos, nu tai taip, jeigu ten produktas sudaro, nežinau, ketvirtį pensijos kokios, nu tai gal. Tada pagalvojau, gal vis tik tai norėtumėt gauti nemokamai ir ai, tai ne, aš neieškosiu. Nu, tai reiškia, kad žmogus galbūt nenori tos problemos spręsti, jam nėra tokia stipri, jinai tokia, nu, Svarbi. svarbi, kad pasistengtų, žodžiu, gauti nemokamai, pavyzdžiui. Gerai, kolektyvas. Ačiū Jums labai, kad pasidalinot. Keliaukim į mano tą paruoštą šiandienos susitikimo edukaciją, nes manyčiau, kad jinai sudėlios Jums visus taškelius į labai svarbius. Ir ko aš labai dabar prašyčiau, pasidarykite konspektą viso to, ką aš pasakysiu, nes manyčiau, kad jisai Jums galėtų būti labai svarbus. Dabar klausimas. Žiūrėkit, nuo pat pradžios. Žmogus masto, kai Jūs pakviečiate jį į verslą. Taip, jisai masto. Kaip tai veikia, reiškia, jam reikia sužinoti mechanizmą veikimo, kaip čia uždirbami tie pinigai, dėl to mes turim trumpą informaciją pateikti. Tada labai gerai, kaip Andrėjus minėjo, ar aš sugebėsiu, jisai galvoja, ar turint mano sugebėjimus man pavyks. Ir trečias, ar verta man investuoti savo laiką, kad aš uždirbčiau ir pradėčiau dirbti čionais šitame versle. Jeigu mes savo pokalbyje žinosim, kad mums reikia atsakyti pokalbio metu iš šitus klausimus, kaip tai veikia trumpai, ar jisai sugebės ir ar verta tai pradėti ir investuoti jam savo laiką, ką jisai čia gali gauti ir per kokį laikotarpį. Mes jam turim, darydami prezentaciją, mes turim jam tai išaiškinti. Jeigu jisai tai išgirs, mes galim dar kartelį pabrėžti, kad tikrai šitas verslas tikrai veikia ir veiks. Žmonių turinčių sveikatos problemų daugėja ir daugės ir jos nesustos, nes mityba nepasikeis. Ir pramoninis maistas nepasikeis, jisai toks ir išliks. Mes tada pagarsinam jos stipriasias savybės dar kartelį. Kadangi tu turi labai geras savybės, kurios gali padėti tau šitam versle pasiekti sėkmę. Tai yra tavo pastovumas, gal tu esi sportininkas, ir tu įpratęs prie disciplinos, gal tu policininkas, karininkas, kareivis ir tu disciplina tau yra labai, gal tu verslininkas ir tu žinai, kad disciplinuoti, tai reiškia daryti tam tikrus veiksmus tam tikrų laikų, tu žinai, ką reikia daryti ir tu nesimėtai tada, tu labai konkretus, arba tu labai verslo siekiantis, arba tu labai mėgstantis bendrauti žmogus ir tau tikrai pavyktų, arba tu tiesiog puikiai išmanai socialinę erdvę ir gali ten gražiai pateikti postus, rašyti juos ir per socialinę erdvę susikurti mažus video, kuriuose tu rekomenduosi kitiems žmonėms išsibandyti iš tos produktus. Mes turim garsiai vardinti jo sugebėjimus, kad tai jam pavyks. Ir mes turim labai išaiškinti, kad jisai gali čionais užsidirbti, investuodamas labai konkretų laiką. Ir mes turim labai konkrečiai pasakyti, kiek jisai gali užsidirbti, per kiek laiko jisai gali užsidirbti. Dėl to mums reikia šiek tiek ir išmanyti ir tą komisinių planą ir šiek tiek įgarsinti jį, ką mes gaunam netgi trumpojo laikotarpiu. Ir aš tai rekomenduočiau netgi visiems labai gerai išmanyti tą 4 pradinių mėnesių tą fast starto laikotarpį, per kurį mokamos papildomos premijos ir parodyti jam, kad žiūrėk, netgi savo asmeniniam pastangom su mano pagalba, tau pačioj pradžioj užtenka tik 4 klientų, užtenka 2 partnerių, tada mes tiem 2 padedam dar 2 pasikviesti ir per sekantį mėnesį dar 4 mes prie tavo tų 4 produktų vartotojų dar surandam tau 6. Viso bus apie 2,5 tūkstančio eurų. Tai už labai nedidelį darbą, labai nedaug valandų, tam, kad reikėtų tai padaryti, reikės maždaug tiek ir tiek laiko įdėti. Ir laiką mes galim suskaičiuoti pagal susitikimų skaičių. Tai jeigu mums reikia 10 produktų vartotojų, mums reikia 50 susitikimų maždaug. Ne 50, mums reikia maždaug 15 susitikimų. Jeigu į 15 susitikimų mes investuosim per 4 mėnesius, tai maždaug tiek mums reikės laiko investuoti tavo, ir tu gausi tą ir tą. Jeigu mes dar papildomai 10 susitikimų investuosim į tavo komandos augimą, 2 partnerių atsiradimą, tai dar reikės tiek tai laiko. Ir tu, jeigu tai investuojam ir paskui padedam tiem tavo komandos nariam dar 2, tu gauni tokią labai konkrečią pinigų sumą. Ir ilgainiui tu, norint užsidirbti ten 2,000 eurų pasyvių pinigų ar ten 5,000 eurų pasyvių pinigų, kaip čia pasakojo Jolanta, labai gerai, kad jeigu 25 produktai pas vieną partnerį yra, tai maždaug reikės tokio dydžio komandos. Tai jeigu tu 2 pasikviesi, tie 2 dar po 2 ir tokiu būdu ta komanda tavo augs ir pasieksi tą komandos partnerių skaičių,
pas kuriuos atsiras tie vartotojai ir tokiu būdu tu susikursi ten 500, pavyzdžiui, vartotojų grupę, nuo kurios tu gausi kiekvieną mėnesį va tokią pinigų sumą. Ir yra ta mūsų lentelė, dabar aš jos galbūt nerodysiu, bet jūs tą lentelę galėtumėte rodyti kiekvienam iš mūsų to komisinių planų, tą karjeros laiptai tie, kur yra klientų skaičius, kur yra kreditų skaičius ir pinigų uždirbamų skaičius per mėnesį. Tai sakyčiau, vat labai svarbu pirmi šitie punktai, kaip veikia išaiškinti, ar jisai sugebės ir įgarsinti jo stipriasias savybės ir kodėl verta jam investuoti laiką. Įvarsas truputėlį naudoja panašią taktiką, kaip vat Jolanta pasakoja, ir jisai užduoda irgi klausimus. Kodėl? Kodėl tau verta? Kodėl? Kam tau to reikia? Išsiaiškina jo problemą, jo įgylį, ne? O kodėlgi ne tu tai galėtum išbandyti, ne? Kodėl neverta būtų bandyti to? Ne? Kodėl ne tu, kodėl ne dabar, kur būsiu po 5 metų? Jo. Tai čia maždaug tie klausimai, kuriais mes išsiaiškiname poreikį, koks jo yra poreikis to žmogaus, ar sveikatoje, ar piniguose, ar laike, ar ten dar kažkur tai. Mes išsiaiškiname, ką jisai bandė tai daryti. Jeigu jisai sako, oi ne, čia ne mano, kodėl ne tau? Ir jisai pasakojo, kodėl ne jam. Ir be pasakodamas, kodėl ne jam, jisai supranta, kad jisai gal ne apie tai visai netgi kalba. Mes gal pamatom, kad jisai net nežino šito verslo modelio. Gal jam reikia papasakot, kad čia ne piramidė, o tiesiog yra verslas, kuriame nuo susitikimų mes susikuriam skaičiaus, mes susikuriam savo komandą ir savo vartotojų skaičių. Tai gal tai jam patinka. Ne? Kodėl ne tu? Mes išsiaiškinam jo sugebėjimus, ne? To žmogaus. Ir tada įsigilinę jo sugebėjimus, mes gal sakom, gal ir taip, gal tau tiesiog reikės truputėlį papildomų dar žinių įgauti, bet tai ir viskas, mes tą žinias įgaunam labai greitai, labai, nėra sudėtinga, tuo labiau kai mentorius. Ne? Arba kodėl ne dabar, žinai. O kada, jeigu ne dabar? Po 5 metų, po metų, po pusmečio. O gal jisai sako, dabar man yra 3 mėnesių laikotarpis, kuriuo aš niekaip negaliu. Vat vienas mano kolega, rytoj mes su juo sustiksim į verslą, aš kviečiu jį jau kelintą kartą, mes jau turim ilgą tokį pokalbį, jisai neatsisako, jisai nori, viskas ok. Sako, man tėtis irgi verslininkas, su tėčiu padedu atidaryti verslą kavinę tokią Kaune. Ir dabar yra toks paleidimo laikotarpis, kai tiesiog negaliu. Nu tai viskas, mes įsigilinom, kodėl ne dabar. Ir dabar jau jisai pasileido, tai dabar greičiausiai ateisim to, kad pavyks startuoti. Tai mes turim tai įsigyti. Kur būsi po 5 metų, išsiaiškinam žmogaus problemas, mes išsiaiškinam, ko jisai siekia ir mes išsiaiškinam, kokiais būdais jisai bandys siekti savo tikslo. Ar tu po 5 metų turi planą, kad tu, pavyzdžiui, turėsi laisvo laiko? Ne, neturi. O tai kaip tu turėsi laisvo laiko po 5 metų? Nu, ir tada žmogus, okei, geras klausimas, pradeda galvoti, ar iš tikrųjų turėsiu laiko. Pavyzdžiui, dirbant banke, ne? Nu, jeigu tu dabar laiko neturi, tu galvoji, kad tau banko vadovas tau leis turėti daug laiko, kad tu nieko neveiktum. Ne, užduotis yra tokia, kuo daugiau iš tavęs išgręžti, kuo daugiau iš tavęs išimti energijos, kad kuo daugiau verslui būtų sukurta naudos. Nes kai bus tu jau sakysi, aš jau nebenoriu, nebeturiu norų galimybių, tada paims kitą žmogų, jaunesnį, greitesnį, aktyvesnį, sumanesnį, kurį tą patį darys. Nes verslas samdo žmonės tam, kad jie sugeneruotų kuo daugiau naudos verslui. Tiesiog toks yra verslo modelis. O mes čia savo generuojam tą naudą ir mes savo kaupiam tas pasyvias pajamas, o ne verslo kažkokiam kitam žmogui, kitam savininkui. Ne? Mes savo kaupiam tų vartotojų kiekį ir komandą didinam tam, kad kiekvienam mūsų komanda, kad būtų kuo didesnė. Tam, kad mes gautumėm nuo didesnės vartotojų skaičius, gautumėm pajamas. Tai sakyčiau, tikrai labai neblogi modeliai, labai neblogi pasiūlymai, juos galima miksuoti, sakyčiau, ir atsakyti į tokį, vesti link to pokalbio užklausinimą. Ne? Dabar pokalbiai apie rinkinius. Galima naudoti tokią personalizaciją, sakyčiau, ne, kas žmogui gali būti svarbu. Mes galim sakyti, žiūrėk, daugiausiai visi ėmė didžiausią rinkinį, ne? Nes didžiausias rinkinys turi daugiausia naudos.
ne tik tai mes, kadangi kviečiam, turim gauti daugiausia naudos, tas žmogus gauna daugiausia naudos ir mes turim išaiškinti, kodėl jisai gauna daugiausia naudos, taip išaiškindami ir jisai supras ir mes gausime taip pat partnerius, kurie startuos su visais produktais, turės daug testų ir jie tada labai sėkmingai vystys tą verslą. Ne? Arba, pavyzdžiui, personalizuojam. Ne? Jeigu yra verslininkas ir mes kalbame su verslininku ir norim pakviesti į verslą, sakom, dažniausiai verslininkai renkasi šitą rinkinį, didelį. Ne? Arba, pavyzdžiui, tie, kas nori susikurti verslą, jie ima šitą rinkinį. Jeigu nori tiesiog papildomas pajamas susikurti, tai tu gali net neimti rinkinio, gali nedidelį pasimti rinkinį. Bet tie, kurie jau nusprendė pasiekti čia aukštumų, tai tiesiog renkasi. Arba, dažniausiai, pavyzdžiui, sportininkai ir dažniausiai tie, kurie praktikuoja ir dirba su klientais, kaip pavyzdžiui, ten grožio specialistai, jie renkasi tokį rinkinį. Mes kaip ir personalizuojame, ne? Tam žmogui. Arba ten daugiausiai kauniečiai tai renkasi va šitą rinkinį, daugiausiai vilniečiai renkasi šitą rinkinį, daugiausiai tenai marijampoliečiai renkasi šitą rinkinį. Mes personalizuojam pagal gyvenamą vietą. Ar daugiausiai ten, nežinau, dviratininkai renkasi va šitą rinkinį, daugiausia plaukikai renkasi šitą rinkinį. Personalizuojam pagal to žmogų, kas, arba daugiausiai namų šeimininkės renkasi va šitą rinkinį, ne? Arba kam labai svarbu grožis, dažniausiai renkasi šitą rinkinį. Arba kam labai svarbu sveikata ir verslo greitai verslą vystyti, renkasi šitą rinkinį. Mes tiesiog personalizuojam ir tas personalizavimas apie rinkinius, sakyčiau, irgi labai gerai veda link prie to klausimo. Dabar dar viena labai svarbus momentas, tai kalbėti vizualais, padeda labiau įsiminti. Pavyzdys, aš vyksiu į Kauną. Okay. Tai vykimas į Kauną, ne? Gerai. Bet galima sakyti, per šios metus planuoju vykti į Kauną. Maždaug tai bus abstraktu visiškai, kad šiais metais vyksiu į Kauną, bet kada tai neaišku. Arba kaip pavyzdžiui, kartais mes užbaigėm pokalbį. Tai gerai, tai susiskambinsim. Susiskambinsim. Ką reiškia susiskambinsim? Tai reiškia, kad bet kada, bet kas, bet kokiu laiku kažkada paskambins. Kad nei aš tau paskambinsiu, nei tu man paskambinsi, kažkas iš mūsų mes pasiskambinsim, kada neaišku, gal iš vis niekada. Tiesiog toksai, tai gerai, palaikykim ryšį, susiskambinsim. Toks yra kartais posakis, taip žinot. Tai jisai visiškai nekonkretus, jisai neveda prie skambučio visiškai. Bet jeigu sakom, okei, žiūrėk, aš tau parašysiu šią savaitę žinutę, arba aš tau rytoj parašysiu žinutę, mes paplanuosim susitikimą sekantį. Gerai? Gerai. Ne? Arba susitikime rytoj, konkrečiai mes, ne? Arba važiuosiu šį pavasarį į Kauną, jau konkretumas. Arba rytoj 12 val. Planuoju vykti į Kauną su mašina. Ne? Arba susitikime rytoj 12 val. Išgersim kavos panoramoje, pavyzdžiui. Taip? Tai mes jau kalbam konkretumą. Tai kalbėti tais tiek vizualais, tiek tais konkretumais, sakyčiau, labai yra svarbu, kad žmogus galėtų vizualizuoti ir save versle, ir savo sėkmę versle. Ir tai čia mes galim sakyti, žiūrėk, turint tas tavo savybės, čia kaip buvo kalbėta, ar aš sugebėsiu, neatsakom į klausimą. Turint tavo savybės, aš mačiau tikrai ne vieną, kuris pasiekė gerą rezultatą. Ir manau, kad tu tai galėtum padaryti. Reikėtų padaryti ten 2-3 skambučius per dieną. Nekonkretų mes vizualą, mes surišam vaizdą. 2-3 skambučius per dieną ir tais 2-3 skambučiais per metus tau gausis tiek skambučių ir įvyks tiek pokalbių, o tu žinai, kad pas mus su 3 pokalbiais mes gaunam 2 kontraktus. Tai 3 skambučiai bus 2 sutartys, 2 produktų vartotojai, arba 5 pokalbiai, 5 susitikimai bus 1 partneris pas tave. Tai toks konkretumą, mes į vizualą įtempiam konkretumą, sakyčiau. Ir taip pat gali būti tai tikslus irgi išaiškinimas, ko reikia šitam verslui, kad jisai vystytųsi. Gal žmogus nesupranta iš ties, kaip jisai dirba, tas veikia verslas, tai reikia sakyti, klausyk, reikia didesnės komandos. Pradžiui reikia per 2 mėnesį, per 60 dienų susirasti 2 žmonės. Ar tau tai pavyks, kaip tu galvoji? Nežinau, ar aš tiek bus norinčių. Tai mes irgi nežinom, bet jeigu tu pasidarysi 10 vardų sąrašą ir mes su tais 10 pabendrausim, pas tave tikrai bus 2.
Mes tokį irgi vizualą sukuriam ir sukuriam konkretumą, ne? Ką reikia daryti, kad tau pas tave atsirastų komanda, taip? Reikia realiai didesnės komandos, reikia kasdieną daugiau susitikimų su potencialiais verslo partneriais, pokalbių daugiau. Taip? Ir mes turėtumėm tiek savo, turbūt tiek savo komandos užduoti tokį pokalbį, kiek šiandien mano komanda bendravo su potencialiais žmonėmis. Jeigu komandos nariai nebendravo, reiškia, mano komanda per šiandien dieną neturėjo jokio šansų užaugti. Taip, tai reiškia, ar mano komanda gali užaugti? Gali, jeigu pas mane yra komanda, jeigu komandos nėra, reiškia, man pačiam reikia tada tos pokalbius pravesti, tos pirmuosius pokalbius, ne? Kai aš turėsiu 2 partnerius, tada ta mano komanda, tai tie 2 žmonės ir aš jau 3, kiek mes 3 per kiekvieną dieną pabendrausim, ar su kažkuo bendravom ar ne, jeigu ne, paplanuokim, kaip mes per konkrečią dieną po 2-3 pokalbius pravesim ir gale dienos pasiskambinkim, paklauskim, kaip sekėsi, ko trūko, gal susiderinom susitikimą, kada susiderinom ir taip toliau. Tai tas momentas labai svarbus ir dar vienas momentas labai svarbus, tai kiek komandos dalyvavo renginyje ir kiek jų planuoja dalyvauti naujame renginyje. Kokie mes geri bebūtume, bet mums reikia įkvėpimo, o renginiai jie ypatingai įkvėpia. Ir sakyčiau, tarptautiniai renginiai, jie įkvėpia ypatingai ir tos naujasis mūsų tas spalio mėnesio renginys, kuriame mes būsim, tai tikrai grįžtam visą laiką su sparnais, su naujais sparnais, su naujom emocijom ir naujų įkvėpimų. O pabaigai dar noriu pasakyti taip, kad kartais aš išgirstu tokių nuomonių, ar verta, pavyzdys, ar verta man važiuoti į kitą miestą dėl vieno susitikimo, arba ar man verta, šiandien dar kažkam paskambinti dėl tą vienas, ką jisai pakeistas vienas skambutis. Aš dabar noriu trumpai prabėgti apie istoriją, kurią aš skirtingų laikotarpių supratau skirtingą. Apie mūsų susipažinimą su Elina ir Ivarsu lėktuve, kai aš skridau iš pasaulinio šito Zinzino renginio. Nes tame renginyje tokį didelį įkvėpimą gauni, kad tu nori dalintis tą emociją, tuo renginiu su visais aplinkui. Ir tai labai motyvuoja tave, o tavo užtikrintumas ir tavo motyvacija tiesiog sklinda aplinkoje ir tie žmonės, jie negali atsispirti tavo tą energiją, kurią tu trykšti, kurią tu spinduliuoji ir sako, energija nugali kita didesnė energija. Tai tavo energija būna tokia didelė, kad tiesiog tie pokalbiai, su kuriuos mes pradedam po renginių vesti su savo potencialiais žmonėmis, jie būna pokalbiai unikalūs. Visą laiką praktiškai jie tampa kontraktais. Tai kokią noriu aš pavyzdį parodyti? Tas skrydis ir pokalbis lėktuve, jisai pačioj pradžioje aš galvoju, valio, susitiksiu kitą, aš jam pasiūliau susitikti kitą savaitę Rygoje, aš nuvykau į Rygą, galvoju, pas mane galbūt atsiras potencialus partneris. Ir aš labai džiaugiausi, kai jie pasakė taip, aš noriu prisijungti, matau tavo emociją, matau tavo energiją, matau, kad tu užtikrintas tuo, ką tu kalbi. Gerai, mes pabandysim, prisijungsim. Aš juos pakviečiau tapti partneriais, jie sako, gerai, prisijungsiu. Aš tada galvoju, ačiū Dievui, kaip gerai, man Dievas atvedė tokius gerus žmonės, partnerius pavyks padaryti, Latvijoje, išvystyti šitą verslą. Ir eigoje per tuos metus laiko, kiekvieną trečiadienį važiuodamas į Rygą, su mašina, grįždamas atgal su mašina, pavyzdžiui, atsirado 2 nauji partneriai tą dieną, mes ten padarėm 5-6 susitikimus, pokalbius, kartais 10 pokalbių netgi pravesdavom, ypatingai, aš atsimenu, keletą būdavo tokių dienų per tuos metus, kad po 10 netgi pokalbių teko pravesti ir tu jauti labai didžiulį išsekimą, bet labai didžiulį antplūdį energijos, kai tu grįžti, pavyzdžiui, su 1 arba 2 kontraktais pasirašytais 2 naujais nariais ir tu tą emociją ir energiją labai tokia, grįžti išvargęs, bet labai pakylėtas. Ir tas grįžimo laikas prabėga kaip sekundė. Bet ką aš noriu įvairinti, kad per tuos metus laiko, kai mes vystėm šitą verslą, aš pagalvojau, kad tai buvo nerealu, kad aš susiradau tokį žmogų, kuris taip pakeitė ir taip išvystė milžinišką organizaciją. Tai tiesiog man už mano pastangas buvo atsidėkota, už tai, kad mes sukūrėm fantastinį verslą, tai kažką gero dariau gyvenime, kad man taip Dievas
reiškiasi, dėl manęs pasistengė ir atvedė man tos žmonės. Tačiau, tai aš čia pirmųjų metų mano mintis, tačiau po metų laiko, kai Ivarsui atsirado sveikatos problemos iššūkiai ir jisai labai sunkiai ėjo per tuos sveikatos iššūkius, bet su Zinzino produktais jisai juos išsisprendė ir jisai atsigavo ir jis atsistojo ir vėl pradėjo toliau vystyti verslą. Ir kai jie, man atrodo, Dubajuje ant scenos papasakojo savo istoriją, kaip šita istorija, kaip Zinzino produktai padėjo jiem išspręsti sveikatos problemą, padėjo nebankrutuoti, nes kai vyras netenka darbo, jisai yra šeimos maitintojas, tai visa šeima susiduria su iššūkiais rimtais. Aš supratau, kad greičiausiai ne aš čia buvau svarbiausias asmuo, dėl ko mane suvedė su tai žmonėmis. Galbūt aš čia buvau tik tai tarpininkas, per kurį ta šeima surado savo sveikatos ir finansinį sprendimą, kaip išgyventi ir kaip išspręsti tiek savo sveikatos būseną, tiek savo finansinę būseną. Ir mano visiškai pasikeitė kardinaliai manymas, kad vienintelis susitikimas su žmogumi arba vienintelis bet koks skambutis su žmogumi pačioj pradžioje jums gali atrodyti, nors ir galbūt jisai bus kažkoks nereikšmingas. Gal jūs susitiksit su kažkokia tai močiute arba su jaunu žmogum 20-mečiu ir kitas sakys, ai, negaišk laiko, kam čia neverta prasidėti, nes arba jisai jau nebegalės, arba jisai dar negali, neturi patirties. Aš sakyčiau, yra verta, nes jūs niekada nežinote, dėl ko tas žmogus pasirodė jūsų akiratyje. Ir ar jisai bus jums skirtas išspręsti kažkokį tai klausimą, ar jūs esate sprendimas tam žmogui išspręsti jo kažkokios tai asmeninius klausimus, ar sveikatos, ar finansų, ar gyvenimo kažkokio tai apskritai egzistencijos. Mes niekada to nežinom. Tai kiekvienas susitikimas ir kiekvienas skambutis gali būti lemiamas, kuris jums gali išvystyti arba labai didžiulį verslą, arba jūs galite padėti jiem išspręsti labai didžiulės sveikatos problemas. To remintis, aš visą laiką esu ir dar kartą sakysiu, bet kuris susitikimas yra lemiantis ir gali būti lemiantis jūsų karjeroje. Kuo daugiau susitikimų, ar jums reikės nuvažiuoti į kitą miestą dėl vieno žmogaus, važiuokite. Ar jums reikės nuskristi į kitą pasaulio valstybę dėl vieno žmogaus, skriskite, nes tas skrydis ir tas susitikimas gali būti lemiantis jūsų arba to žmogaus gyvenime. Aš tai linkiu kuo daugiau susitikimų, kuo daugiau pokalbių kiekvieną dieną, minimum 2-3 pokalbiai kiekvieną dieną su naujais žmonėmis prives link rezultato. Nepamirškime ir kalbėkime, bendraukime ir kvieskime į verslą, kvieskime žmonės išbandyti sveikatos šitus sprendimus. Nes tiek jie to verti, tiek jūs esate to verti, kad keistųsi jūsų gyvenime. Ačiū visiems. Ačiū. Ačiū, labai geras. Ačiū sudė.